Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriais ištyrė, kaip profesinis mokymas gali skatinti ir stiprinti socialinės rizikos grupių jaunimo socialinę įtrauktį, kovojant su mokyklos nebaigimu ar užtikrinant sklandų perėjimą nuo mokymosi mokykloje prie mokymosi darbo vietoje. Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija įgyvendina būtent Norvegijos fondų remiamą Baltijos šalių tyrimų projektą. Projekto pagrindinis tikslas kaip tik yra ištirti įvairius profesinio mokymo įstaigose besimokančių socialinę riziką patiriančių jaunuolių įgalinimo aspektus, pirmiausiai išsiaiškinant jų personalinės strategijas, mėginant išsiaiškinti, kaip pačios profesinio mokymo įstaigos padeda tiems atskirtį patiriantiems jaunuoliams, kokias praktikas naudoja, bei kokiais būdais, kokiamis pedagoginėmis intervencijomis galima tuos procesus pagerinti. Mokymo meistrai arba darbdavys mažai kreipia dėmesį į patį mokinio identitetą. Reiškia, jam duodamas į rankas įrankis ir šitie mokiniai atlieka labai paprastus primityvius darbus. Šitos intervencijos atveju buvo bandoma padaryti kitaip. Tai yra, mokiniams buvo suteiktos kitos galimybės, tai yra stebėti procesus, juos filmuoti, juos analizuoti, tai yra vykdyti tas profesinio rengimo veiklas, kurios yra prasmingos ir įtraukios, reiškia, ir įgalinančios mokinį tapti tikrų profesionalų. Pradėdami šitą eksperimentą mes pirmiausia paklausėm, tai kiek pas jūs mokykloje yra socialinės atskirties jaunimo? Mus nustebino, reiškia, atsakymas ir sako, apie 50–60% to jaunimo yra, reiškia, socialinėje atskirtyje. Ir jie mokydamisi ir būdami kartu, reiškia, labai atvirame, reiškia, kontekste tos pedagoginės sąveikos, praktiškai mokytojas veda jį į darbo rinką ir padeda jiems įsidarbinti. Mūsų Joniškio žemės ūkio mokykla dalyvavo eksperimente. Mokinių patirtis buvo labai įvairios, kadangi neturėjo jie susiformavę darbo kaip vertybė. Šis projektas būtent yra tas atvejis, kai tyrimo rezultatai pateikia validžius įrodymus ir taip pat įžvalgas ir švietimo politikam, taip pat aš sakyčiau ir socialinės apsaugos sistemos politikam pergalvoti tam tikras veiklas, būtent kurios padėtų ir palengvintų jaunuolių patiriančių socialinę, ekonominę atskirtį integraciją būtent į darbo rinką, taip pat įvairiose sistemose. Tai pirmiausia, šis tyrimas jisai leidžia pasižiūrėti į profesinio mokymo sistemos tinklo veiksmingumą ir tai yra regioninį pasiskirstymą, kuris turėtų būti išlaikytas, kadangi tai didina šių jaunuolių prieinamumą mokymuisi, bet kartu, ko gero, kelia naujus iššūkius profesijos mokytojų rengimui. Projektą įgyvendiname su partneriais iš Baltijos šalių, tai yra Talino universitetas iš Estijos, Latvijos universitetas, bei taip pat dalyvauja Norvegijos universitetas Stavanger. Šie partneriai tikrai labai gerai papildo vienas kitą savo ekspertizę, savo patirtimi, turi gana gilią patirtį edukologijos tyrimų srityje, kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų taikymo srityje, todėl bendradarbiavimas su partneriais viso projekto įgyvendinimo metu buvo tikrai labai sklandus. Manau, kad ekspertizės suderinamumas leido pasiekti visų tikslų ir rezultatų.